Ar verta kartotis dėl kokių priežasčių, kai perdavimas į baudos aikštelę, ne o aikštės pusėje. Na, ir tai yra susijęs su gana aukštu presingu, kurį vartoja svečiai. Šansas dabar Tauragiui kovojo dėl antrosios vietos ir dėl galimybės žaisti pereinamasias rungtynes. Čia tolimas smūgis. Kamuolį nepaisant labai aktyvaus varžovų spaudimo. Čia perdavimas į baudos aikštelę ir čia turbūt bus raudona kortelė. Čia ją pramušti nebus lengva. Čia pavyksta kurti pavojus. Akimirkai buvęs aikštėje, tada jis būtų atitekęs Garliavos komandai. Ojojoj, kokia klaida ir kol kas Mačaitis, vartininkas vilkintis pirmų numerių pažymėtus marškinėlius. Čia pavojingas perdavimas ir 1-0. Pavojingas perdavimas ir 1-0. Prie artimojo virpsto buvęs Samantas Pikčiūnas atidaro šių rungtynių sąskaitą 50-ąją bolą ir kai kuriuose situacijose visai neblogai sekėsi tą daryti. Apsigina kol kas Garliava nuo dar vieno Tauragės išpuolio. Pikčiūnas, jo perdavimas atgal. Junioras. Kamuolys baudos aikštelėje 2-0. Pradėjęs pirmojo įvarčio situaciją, dabar Junioras pats užbaigė ataką ir dvigubina komandos persvarą per labai trumpą laiką. Žaidinėjimas kamuolys, štai koks geras sprendimas. Apsigina Garliava kol kas, čia smūgis labai netikslus. Dabar startuoja paskutinioji pagrindinio laiko minutė. Čia perdavimas. Atrodė, kad perdavė 11 metrų baudinio. Mantas Pikčiūnas, pirmojo įvarčio autorius. Oi, nu kam reikia? Nu kam reikia? Geltona kortelė. Tauras laimi prieš Garliavos ekipą ir po nesėkmės prieš Neptūną grįžta į pergalių kelią. Viskas.